Sveiki visi, turim naują dieną ir turim sudėtas gegnes. Tai štai, kaip viskas atrodo. Man jau pradeda pateikti. Kuo toliau, to labiau. Žodžiu, čia biški užsilenkė vienukas. Turėjau atliekamų vinių, tai kaliau su rankom, iš viršaus persukta varžtais, 200 berods ilgio. Tai kiekviena gegnė persukta ir dar perkelta su pora vinių, nes tik tiek turėjau, varžtų dar yra, tai dar manau persuksiu dar po kartą, bet vaizdelis neblogas. Aišku, lygumo ne per daugiausiai, bet manau bus gerai. Tai va, susidėjau gegnytės. Čia iš šono matom gyvatę. Visos jos tokios. Iš tikrųjų, vienos lygesnės, kitos kreivesnės, bet tai sekantis žingsnis, ką reikia padaryti, tai reikia padaryti išnešimus. Išnešimai bus taip. Suli kiekvieną stojkę. Čia kaip yra, nes noriu, kad būtų aplinkui visur 30 cm toksai stogas išlindęs, nežinau kaip čia techniškai vadinasi, bet žodžiu, pralindęs stogas iš visų pusių po 30 cm. Tai va, taip atrodo namukas, sandėliukas, būsimas sandėliukas čia. Čia įstrižainės iš išorės dabar sukaltos, prisuktos tiksliau, ten iš vidaus. Žodžiu, situacija yra tokia, kad su įstrižainėm aš jas vis tiek nuimsiu, nes mano sandėliukas visas apsimakaronins dvigubų karkasų. Tai užsidės plevelę, tada ant kiekvienos stojkės užsidės po makaroną 5 ant 5 ir paskui, kadangi lentos eis vertikaliai, aš jas dar dėsiu po vieną horizontaliai makaroną ir tada jau suksiu lentas. Tai toks, manau, surišimas atpirks mano įstrižainės. Na, o jei neatpirks, tai būsiu tiesiog padaręs klaidą, sakykime, ar ne? Bet aš manau, kad viskas, kai krūva susiriša, tai laiko, aišku, namui, tai visų pirma reiktų statyti iš kalibruotos medienos ir faktas, kad reiktų daryti įstrižainės, bet aš neturėjau normaliai galimybės pasikelt kiekvienos sienos atskirai, nes geriausia yra susirinkti sieną ant žemės, pasimatuoti įstrižainę ir tada ją išpjauti ir įdėti savo vietą. Aš tokios galimybės neturėjau, nes man maišė šitas esamas sandėliukas, tai kiekvieną stojkę braižiausi ir sukausi atskirai. Tai žodžiu, tokia situacija. Ir pamatysim eigoj, ar bus mano sandėliukas nuskridęs toli ar ne. Nes su šitų sandėliuku, kur matosi dabar pro tarpus, tai turėjau kuriozinę situaciją. Aš jį berinkdamas, dar stogo nebuvo, buvo berods duris iš vis dabar iš medžio padaręs, nes ten iš plyšo išlūžo, o už jį sumokėjau 300 eurų. Tai bestatant, žodžiu, man pakilo vėjas uraganinis, net ryškiai matosi vėsuliukas. Nebuvo ten kažkoks labai didelis tornadas, sakykim, bet tikrai buvo vėsuliukas, o aš buvau viduj to sandėliuko, tai net nespėjau sureaguoti. Buvo vasara, pradžioj kepurė nuskrido, o paskui patys sandėliuką pakėlė virš manęs. Tai čia matosi kaimyno sklypas, dar tos tvoros nebuvo, ten tam sklype buvo sudėti perdangos plokštės, tai kaip tieškai viską ant tų plokščių. Žodžiu, juokinga situacija, kaimynai matė žvengė, bet paskui padėjo man jį atgal surinkti, tai šiaip ne taip susirinkau. Tai tiek, manau, šiam kartui. Einu
darytis šitų papildomų detalių išnešimų vienoj pusėj ir čionais. Kaip ir sakau, biški matosi, kad propeleriai, nu tai nėra ką norėti iš statybinės medienos, nėra ką norėti tikrai, bet viskas bus gerai. Viskas apsidengs, apsistatys. Net nepastebėsi, kad čia kažkokia tai chaltūra. Einam iš kitos pusės pažiūrėsim. Nu, vartai bus. Gražu, gražu, man gražu. Jum, nežinau, bet gal kažkam ir patiks, gal kažkam ir nepatiks. Dar reikės išpjauti šitą vabalkį. Apatinį. Aš čia va su to karučiu vešios žviriuko ir dėsiu plyteles. Tai jisai man trukdys. Nu ir ar taip trukdys, nes tikrai nesikels šitiek žviriuko, kad apsemtų, apsidėtų tos balkis. Jo tikrai liks kažkiek, bet iš lauko nesimatys, o viduj tai man kaip ir jokio skirtumo. Tai va, iki greito. Na va, turim visą, sakykim, šoninį apsiuvimą. Aišku, čia kai apsipjaus šitą eilę, aną eilę. Šiaip viskas ratu turi apsipjauti po 30 cm ir tada dar prisuksiu čia po galiuką, kad tas kaktinės vadinamas lentas būtų galima gerai susukti kvadratu ir bus super. Aišku, čionais reikia į eilę dar įdėti irgi skersinukus, nes dabar tos, kai susukau, tai gavosi, kad jie palinko. Tai lygiai taip pat ir anoj pusėje irgi tas pats palinko, tai irgi sudėsiu tos skersinukus, gal net zigzagais pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu, kas lengviau ir kaip gausis. Ir čia dar, aišku, reikėjo biškį palėpti ant stogelio. Tai stogelį jau palanksčiau gerokai. Nu, bet šitas sandėliukas, kai viskas apsisius, išsiardys. Bet kokiu atveju. Tai va tiek. Kaupėsi jau debesis, tuoj lys, tai reikia, manau, pakuotis šiandien. Ir pratęsim kitą kartą. Štai dar viena diena statybų. Galim biškį apžvilgti, ką aš čia pergalvojau, ką čia padariau. Tai žodžiu, kaip matot, atsisakiau minties pilt skaldą ir klot grindinio plyteles. Pagalvojau, kad labai sunkus darbas laukia. Ir nutariau to atsisakyti. O čia tai tiesiog liko gegnių nuo stogo. Pasižiūrėjau, kad gal visgi reikia daryti medinės tas grindis ir viskas čia bus gerai. Tai va, biškį prasipjoviau. Čia vėlgi trukdo sandėliukas, bet čia tik tais primatavimai. Tai dar vis tiek tiesiu geotekstilę, papilsiu žviriuko šiek tiek. Galbūt nukasiu čia vieną kitą kalniuką, kad būtų lygiau ir būtų kuo didesnis tarpas tarp šitų lagių ir žemės, kad visgi kvėpuotų viskas, nešustų. Tai jas dar pratepsiu, kaip tik liko grunto, kur gruntavau vainiką.
Tai pratepsiu su gruntu, manau, tik tais. Jau mastikos netepsiu, nes čia kažkokia biškį nesąmonė su ta mastika gavosi. Visa drimba ant žemės, krenta. Vaikas pribėgęs kaip plastelina minko, juodos rankos pastoviai. Nu, žodžiu, prisidariau čia reikalų. Tai noriu kuo greičiau dasibaigti, užsidengti, kad ir vaikas nelystų, ir pačiam būtų smagiau. Tai žodžiu, tokie darbeliai. Ir čia pradėjau uždenginėti viršų. Čia užsileis plevelę taip ant viršaus. Ir nueis iki pat galo stogo. Kažkaip taip. Mačiau stato YouTube'ai. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai daugiau kaip ir nieks nepasistumėta. Nebuvo per daug laiko. Aišku, nežinau, kaip aš šitos video sudėsiu jum. Gal viską į vieną bus matyt. Bet čia jau prie šito sandėliuko maždaug savaitę laiko praleista su pertraukom. Tai va taip. Gerai, iki kito karto. Vakarėja, po biškį. Ir darbai vyksta. Tai apsipjoviau po 30 cm šitą pusę ir šitą pusę. Liko aukščiausia dalis ir ten prie tvoros. Tai manau, kad lipsiu ant stogo ir tada apsipjaudinėsiu. Nes ten gana aukštai, tai gaunasi, kas kiekvieną gegnę reikės statytis kopečias. Nu, gal išeitų kas dvi, bet patogiau, manau, nuo stogo vis tiek. O ten prie tvoros tai nepastatau kopečių niekaip. Tai irgi nuo stogo. O čia gana lengvai šitie galai praėjo su tokiom kopečiom. Čia tai buvau užsilankstęs tokio kaip stilažiuką, užsidėjęs šitą lentą, užsilipęs, tai 3-4 iškart nupjauni. Tai o, tokie reikaliukai. Čia turėjau reikalų su šitais intarpiukais, nes kadangi gegnės tie išspjovė sukirtimai, nežinau kaip čia vadinasi, capai ar kaip. Tai žodžiu, jos pakrito, sumažėjo jų aukštis ir gavosi, kad šitie intarpukai per dideli buvo. Neturiu išilginių staklių, kad nusipjaut kampu, nu kaip palei stogą. Tai visus juos su oblium obliavau. Nu, elektrinis oblius, aišku. Tai va, žodžiu, prisnygo biškį nuo obliaus. Bet nieko. Kaip trešas, gal susinaudos. Tikiuosi. Tokiais pilvais įsiobliavo. Bet manau, kad čia nieko baisaus, nes bet kokiu atveju plevelė ateina šitaip. Tada makaronai ant gegnės, tada šitaip irgi. Tai žodžiu, čia kad nebūtų stabdis garui nutekėt, drėgmiai. Tai tikiuosi nebus to didelio stabdžio. Nu ir aišku, ne namas, tai gal dar tos drėgmės daug nebus. Nu, bet faktas, kad vis tiek skarda kondensuosis ir taip toliau. Kažkiek tai bus tikrai. Ir šiandien savaitgalis, šeštadienis, tai manau, kad užteks. Nu va ten tipolė staklės matosi kaip ir išilginės,
Čia būtų galima žaist, bet jos nesivarto kampų. Ir detalė, man atrodo, kem 5 aukščio gaunasi, tik tais nupjaut. Čia toks kombinuotas dalykas. Ir skersinis pjūklas ir tipo šitas nusileidžia ir pasidaro kaip išilginis. Bet čia labai mėgėjiškos. Reiktų normalaus išilginio. Bet nelabai aš užsiemu su statybos tokiais darbais. Tai šitos man kaip ir gerai viskas. Tai va. Nu jo, kaip apsipjaus, viskas bus tikrai gražu. Norėtų pjaut. Tikrai pagerėtų vaizdas. Čia dėl tų intarpukų nežinau ar dėsiu. Jau šiek tiek trūksta man medienos. Pirktis nesinori. Tai jeigu ir dėsiu, tai šiaip pasistengsiu dėt. Bet jaučiu bus 10-tukas. Nu, 10 ant 50. Nebus 10, nebus 150 ant 50. Nes turiu 2 lentas ir dar daug galų visokių. Tai žodžiu, čia irgi dėsiu skersinukus, kad susirištų viskas. Ir paskui faktas bus ta geotekstilė, kaip minėjau, ant žemės, žviriukas. Ir va šitas plytelės dar padėsiu ir prisuksiu taip atramėlės. Nu, nežinau, kas kiek. Kad kuo mažiau siubotų, sakykim taip. Šiaip įsivaizduoju, kaip susiriš viena su kita. Jau turėtų pamažėti siubavimas. Ir, nu jo, turėtų viskas čia laikyti.